Labadiena, mėly mano Patreono, YouTube, Facebook'o, TikTok'o kanalų žiūrovai. Artėja nauji metai. Tokia, gera pradžia ir aš noriu pratęsti temą, kaip žmogui nepametusiam galvos išgyventi šitam pasaulyje, kuris atrodo ritasi link beprotybės. Trumpai apžvelgsiu tą visą Lietuvos situaciją, netaip seniai praūžė čia tokia, atrodytų visa Lietuva išėjo už laisvą žodį, bet iš tikrųjų aš jūs galiu nuraminti. Tai yra labai nedidelė tautos dalis, bet labai gerai organizuota. Ir turbūt ne vienas iš jūsų pastebėjo, tie, kurie domisi, tai visi pastebėjo, kaip reta šitų renginių nekultūringumą, kaip reta vulgarumą, aš jau nekalbėsiu apie plakatų ir tų instaliacijų turinį. Ir iš kur pas to žmonės ta agresija? Tai labai yra paprasta, tai tie žmonės, kurie savo yra patyrę agresiją ir jie nori kažkiek jos nupilti. Prisiminkime legendinį naktinį Seimo posėdį, kada žmonės ten demonstravo visokius ženklus, tokius ir taip toliau, kur liejosi patyčios, liejosi trolinimas. Tai vėlgi, tai yra tas pats dėsnis, kad nueik pasižiūrėk, kaip tavo vaikino tėvas elgėsi su jo mama, kaip senelis elgėsi su močiute, jis bus toks pat. Ir tai žmonės, kurie patyrė didelės patyčias. Taip, jie susikoncentravę į vieną teisingą partiją. Jie geriau pasijunta tik tada, kaip jie iš kažko patys pasityčia, nes tai yra juose, tai yra jų, jiems tai yra labai labai pažįstama ir jie moka tą daryti. Dėl to. Ir jie tikrai nėra laimingi, būkit ramus. Iš ąsotėlio išpilti gali tik tai, kas į jį buvo įpilta. Ir tie žmonės išspinduliavę dalį tų patyčių, dalį tos agresijos, jie pasijunta geriau. Ir visiškai nėra ko stebėtis, kad paskui vaikai tyčiasi vieni iš kitų mokyklose, ar studentai, ar dėstytojai iš studentų, ar studentai iš dėstytojų. Tas yra labai platus reiškinys, nes Seimas, kaip ir turėtų būti mūsų galva, taip grubiai pamindamas Seimo nario priesaiką, tyčiasi vieni iš kitų ir trukdo iš tikrųjų Seimo darbą. Socialdemokratai yra vargdieniai, problema yra tame, kad jie neturi lyderių. Aš jau nekalbu apie bent ten 10% Brazausko charizmas, bet tiesiog pas juos nėra žmogaus, kuris, gramatiškai taisyklingai, be kažkokio papiergalio pasakytų kalbelę, intonaciją uždėliotų reikiamus akcentus, ar ten nepasimestų prieš būrį peliūkščių su mikrofonais, kaip ten jau IQ 69, taip kažkokios keistos profesijos atstovus. Tokio nėra, jie bando išvengti, bando būti geri ir dabar jiems tik reikėjo nieko nedaryti ir dirbti savo darbą. Likimas, numetė jiems tokią dovaną. Aš tokia prisimenu, ekskursijai praeitį, atsiprašau, kad biškį laiko užtrunku. Kauniečiai puikiai žino tą vietą, jeigu važiuojant nuo Akropolio link Panemunės tilto, iš karto už Lidlo dešinėje pusėje Nemuno kranto tokia maža bažnytėlė, vokiška kirchė. Ir nieks net neįtarė, kad ten 50 metų buvo geriausia stalo teniso salė Lietuvoje. Ir iš ten išėjo tokie čempionai kaip seserys Giedraitytės, dvynukės, Jolanta Danilevičiūtė pagal vyrą Prusienė, Artūras Baltrimavičius, Žilvinas Kriliauskas, jau tokio tarptautinio lygio žaidėjai. Ir aš ten bandžiau tapti čempionu, bet netapau nuo 77 iki 82-83 metų. Ir tuo maršrutu nuo stoties iki Panemunės tilto važinėdavo tokia bobulė. Ten turbūt jau net nelengvo laipsnio atsilikimas protinis, bet vidutinio, jos pravardė buvo Dudurami. Ir jinai labai pykdavo, kaip jie pavadindavo Dudurami. Jos ten tas makiažas, drabužiai, įspūdingi. Dabar moteris iš tikrųjų tuos savo veidukus šiuolaikinės jos pabjauroja panašiai kaip Dudurami, bet gal ne taip smarkiai, ne taip išraiškingai. Ir aš vieną kartą važiuoju savo su tašytė, ten sportbačiai raketė maikutė ir sėdė troleibuse Dudurami. Į priekį šonų veidų į vairuotoją ir matyti ten jos nepažįstantis žmogus paklausė, kas ten tokia, nes įspūdinga išvaizda. Ir ten tokia moteriškė, taip tyliai pasakė, čiagi ta Dudurami. Ir tai išgirdo, kas pasakė Dudurami, šoko kaip į geltą. Ir to tai reikėjo, ten šančių bachuriukai, ant užpakalinės sėdinės, ten taip pat Dudurami, jinai vėl kas pasakė Dudurami. Tai mėly socialdemokratai, jūs pasielgėte taip, kaip pasielgė Dudurami. Jums reikėjo nereaguoti tuos lauželius, į tas patyčias ir būtų viskas savaime praėję. Bet dabar jūs sureagavot, jūs sukapituliavot
ir įsikalėt dar vieną karstą savo į partijos karstą ir jūsų laimė, kad tik tai nėra tos jėgos tokios, kuri dabar kiltų ir bandytų vienyti žmonės ir kažkiek tai, būtų simpatiška rinkėjai. Čia jūs tai gelbsti nuo ten 2,5% populiarumo. Ir deja, Lietuva, mano nuomonė, jau praėjus tą sugrįžimo tašką, susipriešinimas yra toks, kad jau neįmanoma grįžti į tą pradinį tašką, kai galėjo tauta būti konsoliduota, kai žmonės galėjo būti vieningi. Ir va tie vienintelės teisingos partijos atstovai su ta nuolatiniu neapykantos skleidimu, kurio ta sėkla tos patyčių neapykantos pasėta buvo 35 metai atgal, ten tokio vieno, pikto žmogaus, kuris vietoj to, kad taptų kaip Valensa, kaip Havelas, jis pasirinko tokio nuolatinio nekentėjo rolę ir iki dabar dar vis Lietuvos žmogų ten pavadina tai ne žmogum, tai kažkokiu ten reptilija, tai gedinstva, tai šunauja, visi žino tos jo puikius. Ir toks klausimas kyla, nejaugi bent šitoj gyvenimo fazėje, kada kiekviena diena gali būti paskutinė, ar nenori žmogau pabūt truputėlį geras tam Lietuvos žmogui? Kodėl? Bet ta sėkla gerai sugijo ir dabar jau galima tik tai vergiškai susitaikyti. Aš, pavyzdžiui, nenoriu vergiškai susitaikyti iš tų, kurie iš manęs tyčiojasi ir tyčiojasi iš mano bendraminčių, kurių tikrai yra žymiai daugiau Lietuvoje. Ir tie žmonės, tai yra Žemaitija, tai yra mažoji Lietuva, ten Tauragė, Šilalė, Šilutė, kurie išrinko Nemuno aušrą, tie žmonės. Jie niekuo neblogesni už tos Vilniaus kabutėse menininkus, kuriuos išlaiko Šilalės skerdyklų darbuotojai, o ne tie menininkai juos išlaiko su savo ten tom lesbinėm ir ten vuvuzelu ar tų kaip ten tų gitarų daužymų. Dėl to būkit ramus, mėly žemaičiai, mėly mažosios Lietuvos atstovai, su jumis viskas yra gerai. Negerai yra su Vilniaus burbulu, kuris tampa ypatingai radikalus. Jie tampa visiškas Lietuvos talibanas, visiškai nesiskaito su kita nuomonė ir tokia socialdemokratų laikysena įgalina tai, kad jie bet kokį ministrą, tie minežmogiai nuverstų bet kokį ministrą, net pačią Ruginienę ir net patį mūsų Dianos sutuoktinį, kurie dabar vargšai susitraukė tyli, kad tik tai kažko jie nesuerzintų. Ir žmonės, mylėjai, ten tiek Ruginienė, tiek Dianos sutuoktinį, jie rinko tikrai ne dėl to, kad jūs nuolaidžiautumėt, kad jūs kažkaip tai bandytumėte įtikti, juo labiau tikrai ne dėl to, kad uždarinėtumėt Baltarusijos sieną. Kodėl jūs taip elgiatės? Iš kur pas jūs tas toksai susitaikymas? Ir dabar perėnu prie to, ką daryti žmogui, kad neišprotėtų. Taip? Praeitą kartą kalbėjau Aušvico kalinio metaforomis, kad reikia tada daryti tokius dalykus, kur pats tu gali žmogus sukontroliuoti. Taip, ten, mityba, sportas, laisvalaikis. Ką tu gali sukontroliuoti? Nepabėgsim mes visi. Dabar šokt plikom rankom prieš visas valdžios struktūras. Taigi visa teisėsauga yra pakabinę tie minežmogių organizatoriai. Visa teisėsauga. Deja, net kariuomenė su savo kariuomenės kažkokiu žioplokų vadu, kur tik įsižioja ir praktiškai visą laiką nusišneka. Ar ten specialių tyrimų tarnyba, kuri išaiškino LRT situaciją, taip pat pasirodė labai politizuota ir tai yra labai tikrai grėsmė valstybei. Negalima šokti atvirą kovą, reikia rūpinti savim. Ir tas darimas tų dalykų, kuriuos gali sukontroliuoti, jis yra pirmailis. Po to nedirgint savęs nereikalingą informaciją. Nežiūrėkit jūs to LRT ar ten Delfio, ten nėra informacijos, ten yra propaganda ir manipulacijos. O jau tos pokalbių laidos su tais pačiais ten Valatkom, Filmanavičiūtėm, jos yra tiesiog nuodas žmogaus sielai. Tai aukštesnis lygis, kaip žmogui neišprotėti, tai yra ta teisingų įpročių, teisingų veiksmų visą rinkinį pakilėti iki ritualo lygmens. Arba jeigu jūs domitės psichodinamika, psichikos visais dalykais, tai tas dar vadinama paros struktūrizavimu, kada jūsų įpročiai tampa nuolatiniai. Jeigu grįžot namo, taip, turėkit ritualą užsikurti židinuką, ar ten buržuikėlę, jeigu turit, taip, atsigulti ant sofos, pakasyti šunį bambą, jeigu turit, tarp kitko, šunis ar kates, atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs kažkur einate, šuo nori eiti tuo keliu kaip visada. Jeigu grįžtat ir atsigulat ant sofos, tai šuo nori, kad jūsų galva būtų į tą pusę kaip visą laiką, bet ne į priešingą ir turit taip, kaip reikia kasyti jo bambą. Tai yra saugumo ritualai. Pastovumas tai yra saugumas.
ir gyvūnai to labai nori, dėl to jiems nepatinka jokie svečiai ten atėję, ar ten laikinai atvažiavę pagyventi žmonės. Formuokite teisingus ritualus. Eikite į Mastaičių baseiną ar pas draugus į pirtį kiekvieną sekmadienį. Ir tas tikrai jums labai padės. Kitas dalykas, tai paros struktūra. Na, tiesiog paprastai galite neišeiti iš miegamojo, kol nepadarėte 20 atsispaudimų, 20 ten tokių atkišus užpakalį pritupimų vadinamo įtupstais. Na, truputėlį pagyvenkit, nes pakankamai stiprų žmonės, kur aš tiesiog niekada negalvoju, kad jie gali palūžti, jie tiesiog savo sveikata jaučia, kad jau jie negali irtis prieš srovę. Kai kurie žmonės, įsivaizduokit, ne tai, kad Lietuvą palieka, išvažiuoja iš Vilniaus gyventi, nes ten tiesiog nepakeliama atmosfera. Ir tikrai tie žmonės, kur aš nemaniau, kad jie gali kažkada būti paveikti, va šito tokio labai baisaus dabar Lietuvoje informacinio lauko fono. Atsigręžkite savo šaknis. Dar vienas iš tokių. Turėjau labai malonų susitikimą su savo giminės atstovė. Ačiū Dalė Kalvaitinė, atvyko pas mane, čia pamačiau pirmą kartą. Atsivedė žmogus genealoginį medį, mes pakalbėjom apie giminaičius. Pajunti tą tokią šimtmečių tikrumą ir žmogus labai taip gražiai pasidžiaugė, kad tam namelė, kur gimė mano prosenelė, jo senelė, dar ta sodybėlė yra nesutvarkyta, sako, labai geras berniukas paveldėjusiai ten. Bet tai tokie dalykai su giminėm. Labai svarbu pabendrauti su draugais, kažkoks minimalus kontaktas, kad būtų. Dar dalykas vienas, išsirinkite savo kažkokį tai autoritetą, stiprų žmogų ir bandykite jį pasiekti, bandykite jo paklausti. Jeigu jis galės, jis atsakys. Tikrai žmonės, jie nevengia to kontakto. Žodžiu, kad neišprotėt, bandykite daryti tą, kaip jūs galite sukontroliuoti. Venkite bereikalingo dirginančios informacijos, nes tai pakeis tai, ko jūs negalite pakeisti. Tas labai žmogus kartais tam išeikvoja daug jėgų ir to daryti nereikia ir kartais net dėja paaukoja sveikatą. Formuokite teisingus įpročius iki ritualo lygmens arba teisingai sustruktūruokite parą, bendraukite su kraujo giminėm, bendraukite su draugais ir laimingai ir ilgai gyvenkite. Nes tie žmonės, kurie dabar engia lietuvių tautos daugumą, tą mažumos diktatūrą, aš nemanau, kad jie jaučiasi gerai. Tai yra nedebilai, jie puikiai suvokia savo veiksmų pasiekmes ir jie tikrai gerai nesijaučia. Taigi, mėlėjai, ant pykčio visiems gyvenkime. Ačiū Jums labai už 25 metus, Jūs tikrai labai padėjot man išgyventi, nes tai buvo man ypatingai sunkus metai. Gal aš toks, kadangi esu tikras lietuvis, kažkaip, nemokėjau tai padėkoti taip, kaip reikia. Aš ne amerikonas, kur 10 kartų per dieną sakau, kad aš tave myliu, bet tikrai labai vertinu, labai gerbiu ir labai jaučiu Jūsų paramą. Ačiū Jums visiems labai, Jūs mane labai įkvėpėt ir nuo naujų metų gyvenkime ramiau. Iki.